Nominacija ir konkursas sukurta Kauno rajone. Šį kartą mus nukelia apie 1 milijoną skonių ir šioje vietoje veikia, kuria savo talentą skleidžia šeima Asta ir Deividas Bružai. Sveiki gyvi. Labas, Pauliau. Malonu. Tai kur mes esame? Mes esame Kauno rajone, visai arti miesto, patogioje lokacijoje, kad galėtų visi Lietuvos gyventojai mus pasiekti. Ir šioje patalpoje mes kuriame produktus, kur meilė tampa maistu. Tai tie visi skoniai ir paplinta po visą Lietuvą. Paplinta. Į kiekvieną žmogaus namus, ant kiekvieno stalo. Pradžioje mes pradėjome nuo imberinio šoto ir pagardų kaip adžika, bet kažkada paragavau alyvuogę ir jinai buvo neįprasta kaip parduotuvėje. Ir sakau, wow, kaip skanu, bet galiu padaryti dar geriau. Nes labai mėgstu gaminti, kurti, tai testavausi pradžioje namie, paragavau, daviau žmonai, wow, super. Paminat, koks buvo pirmas skonis? Jo, pamenu, tai buvo greičiausiai apelsininės alyvuogės su apelsinų sultimi. Man paragavus pirmą kartą tų alyvuogių buvo wow, nes iš tikrųjų niekada nebuvau ragavus skanesnių alyvuogių ir sakau, mums jų reikia. Patys spaudžiam apelsinų sultise ir juose marinuojam. Tarsi marinuojam be acto, be kažkokių papildomų priedų. Tai žmonėm tai yra tas toks saldžiarūgštis skonis, skanu. Valgo net vaikai, vyresni žmonės labai mėgsta, nes švelnus saldžiarūgštis, natūralus, bet tuo pačiu ir tokio ypatingumo dvelkiantis. Tada pamatėm, kad žmonėms reikia ir aštrių, ir saldžių su medumi, ir įdomių, kur niekur negalima rasti. Šiuo metu labiausiai specializuojamės į alyvuogės, gal net kiek į alyvuogės, į gaminį iš alyvuogių, įvairių skonių. Turim prikūrę labai daug skonių, su jūrų gerybėm ir be, ir aštrių, ir saldžių, ir saldžiarūgščių. Ir greta alyvuogių dar važiuoja ir marinuotos jūrų gerybės įvairios, arba alyvuogės kartu su marinuotom gerybėm ir panašiai. Kaip tik šiuo metu gamina tamsų jūros gerybių ir alyvuogių miksą, tai čia įeina 9 ingredientai iš alyvuogių, jūros gerybių, paprikyčių įvairių, svogūnėlių, kaparėlių, spalvotas, gražus ir be abejo pagrindinė magija, tai kurti padažai, prieskoniai. Imbiero šaknis, ciberžolė šaknis ir citrina, kad sukurtume unikalų produktą, kuris atrodo mažas, bet yra labai galingas, čia išeina jo užtenka 60 kartų. Grynas koncentratas, be jokio medaus, be cukrus, be pridėtinių dalykų. Galima gryną gerti labai gerai, sušildo, tonizuoja, galima skiesti, pilti arbatą, vandenį, sultis, kokteilius ir gerti praskėdų švelniai. Darome ir privačias prezentacijas, esame važiavę į Šiaulių vieną įmonę, kur turi daug moterų kolektyvų ir buvo kovo 8 joms staigmena, mūsų degustacija su pristatymu ir skaniais produktais visų mūsų asortimentu. Ispanai tikrai ragauja mūsų alyvuogės ir wow, nes jiems neįprasti skoniai, kitokie skoniai. Taip. Nes aš tos skonius, kurios kūriau, aš šiek tiek sulietuvinau jos. Visai Lietuvo auditorijai labiau patinka, kai yra biškit cukraus ar medaus, ar kažkokio tai padažo, ar aštrumo kažkokio. Kauno rajonas yra labai gera lokacija visos Lietuvos prasme. Mes visur greitai pasiekėme visus kitus Lietuvos miestus. Partneriam labai patogu atvažiuoti, paimti produktus, mums išsiųsti produktus labai patogu. Ir dar kas labai fainai, kad Kauno rajonas labai skiria labai didelį dėmesį savo įmonėm. Mūsų prekinis ženklas Dream Food yra kaip koks aukštos kokybės garantas. Jeigu yra klientės, kurias tikrai ne viena yra dalinusios, kad paskambina draugė ir sako, žinok, turiu Dream Food alyvuogių ir iš karto atvažiuoja svečius. Tai mums labai didelis įvertinimas yra, kad eina iš lūpų į lūpas apie gerą produktą, apie aukštą kokybę ir išskirtinius skonius.